Bitcoinas formuoja naują mažėjančią bangą, jinai yra štai čia ir mes matome, kad kol kas šita banga yra mažesnė už prieš tai esančią ir mes bandome rejectinti štai šitą pasipriešinimo zoną. Taip pat mes matome, kad rinka paskutinė savaitė yra labai mažas volatilumas, na ir iškyla klausimas, kas mūsų laukia toliau, tai būtent apie tai mes šiandien pakalbėsime, pasižiūrėsime, kas mūsų laukia šią savaitę, kokias mes turėsime naujienas, na ir svarbiausia, į ką atkreipti dėmesį. Nepamirštam paspausti like mygtukus bei parašyti savo mintys komentarę. Štai čia aš esu VEX kriptovaliutų birža, na ir iškart noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai šitą pasipriešinimo zoną, kuri yra maždaug nuo 65,5 tūkstančių dolerių ir tęsi maždaug iki 67 tūkstančių dolerių. Tai ką mes matome štai šitam grafike, tai visų pirma mes iškart galim pamatyti štai tokius rejectus nuo štai šitos pasipriešinimo zonos, na ir dabar mes matome, kad štai čia yra mūsų pirmoji banga, čia mes formuojame naują mažėjančią bangą ir jeigu mes pramušime štai šitą lokalų palaikymo levelį, kuris yra maždaug ties 62,5 tūkstančių dolerių. Dar mes keliausime vėliau prie grafikų ir pasižiūrėsime šiek tiek detaliau. Na ir taip pat mes galime štai čia išvelgti kainos spaudimą. Na ir aišku, pagal šitą modulį pas mus yra didesnė tikimybė pamatyti štai šitą levelio retestą, galimas kažkoks atšokimas ir mes galime formuoti naują dugną. Tam aš esu pasiruošęs ir tikrai labai laukiu, nes aš tai čia turiu keletą limit orderių ir bandysiu visą šitą kritimą atpirkti ir gauti kuo geresnį entry tašką bei pabandyti atgauti atšokimą. Jeigu kažkas dar neturite VEX paskyros, tai susikurkite pagal mūsų duotą registracijos nuorodą arba galite tiesiog įrašyti referral code žodis Arktika. Štai taip maždaug atrodo registracijos langas, pasitikrinant, kad būtų tikrai įrašytas referral code žodis Arktika. Na ir aišku, jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų, o pats pagrindinis bonusas, kuris gausite, tai VIP2 statusą lygiai po 24 valandų, kai jūs atliksite registraciją. Na ir taip pat aš rekomenduočiau kiekvieną savaitę stebėti, kokie išeina VEX nauji eventai, nes jūs galite tiesiog paspausti mygtuką dalyvauti ir tiesiog jūs perkiausti ir dar gausti už tai papildomų bonusų. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Taip pat, kas liečia VEX, noriu paminėti apie tai, kas naudojate Android telefonus, tai jūs galite susidurti su tokia problema, kad jūs Google Play negalite rasti VEX. Tai čia yra viskas labai paprasta, tiesiog nueikite į mūsų nemokamą Telegram grupę. Taip pat aš paliksiu nuorodą į šitą postą šio video aprašyme ir štai čia jūs matė yra nedidelė instrukcija, kai jūs galite įsirašyti VEX programėlę, jeigu jūs naudojate Android. Jeigu jūs naudojate iPhone, tai viskas yra gerai ir nieko nesikeičia. Tiesiog matau, kad žmonės rašo, kas naudoja Android, tai turi tokią problemą, kad negali rasti VEX Google Play. Tiesiog galite atlikti štai tokius veiksmus ir jūs galite įsirašyti ir drąsiai prekiauti. Aš asmeniškai naudoju VEX kriptovaliutų biržą jau pakankamai ilgą laiką ir kol kas jokių problemų nebuvo. Kol kas norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į štai šitą mūsų postą, tai Clarity aktas nukeltas, kas bus su rinka. Kiekvienas iš jūsų galite paskaityti, bet aš trumpai noriu pasakyti, kad kalbant apie Clarity aktą, tai mūsų prognozės visiškai pasitvirtino ir įstatymo projektas vasarą nebus priimtas. Tai aišku, mano nuomonė yra tokia, kad tai yra labiau palanku kriptovaliutų rinkom. Na ir dabar mes matome, kad kol kas jokių negatyvių naujienų mes neturime. Turime labai mažą volatilumą rinką. Tik vienas dalykas šiek tiek neramina, tai mes turime labai ramų pozityvą. Pas mus yra labai rami rinka, tai yra mes turime labai mažą volatilumą, o tai aišku mums pasako, kad greitų metų mes galime tikėtis šiek tiek didesnio kainos judėjimą. Na ir dabar mes bandysime suprasti, į kurią pusę mes galime tikėtis, kad bitkoinas judės ir į ką verta atkreipti dėmesį tam, kad suprasti, kaip reikia nustatyti tolimesnį bitkoino kryptį. Čia mes turime bitkoino grafiką, čia yra bitkoino lokalus grafikas, na ir iškart noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad mes kol kas prekiavame štai tokiame kanale, jis yra didėjantis kanalas, kitaip tariant, čia yra mūsų Rising Wedge'as. Na ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad štai čia mes turėjome lokaliai tikrai ne vieną tokį modulį ir dabar mes matome, kad jeigu štai čia mes gaunam pramušimą ir rejectą nuo štai šitos pasipriešinimo zonos, apie kurią mes su jumis jau kalbėjome, tai aišku, mūsų tikslas yra pagal štai šitą modulį nueiti link štai šitos palaikymo zonos, kuri yra maždaug ties 61 tūkstančių dolerių, na ir ją pratestuoti. Jeigu mes įjungsime vienos dienos time frame grafiką, tai mes matome, kad štai čia pas mus yra mūsų kritinė riba, kurią mes dabar pramušę iškart galime tikėtis didesnį impulsų rinkoje ir pamatyti naują bitkoino dugną. Toliau mes turime štai tokį bitkoino grafiką, čia yra vienos dienos time frame grafikas ir iškart noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai šitą mūsų volume, kuris mums pasako, kad tikrai mes turime pakankamai ramią rinką ir tai mums duoda suprasti, kad greitų metų mes turėtume pamatyti didesnį kainos judėjimą. Tai mes matome štai čia dienos grafike
kokia yra pas mus trendo linija, kuri mums pasako, kad pas mus trendas yra mažėjantis, na ir štai čia pas mus yra didėjantis kanalas, kitaip tariant, čia yra mūsų Rising Wedge moduliai. Na ir dabar mes matome, kad Bitcoinas juda kanale ir mes vis artėjame prie jo viršutinės ribos. Aišku, mes galime per naujienas, tai yra trečiadienį, ketvirtadienį pamatyti štai čia staigų augimą, surinkti likvidumą, apie kurį mes aišku su jumis dar pakalbėsime. Aš jums parodysiu, kur jis yra ir parodysiu, kur yra pagrindinis likvidumas, nes bet kokiu atveju Bitcoinas visada bando surinkti likvidumą, ir jis vaikšto būtent pagal tai. Čia mes matome labai aišku ir paprastą grafiką ir mes galime suprasti, kad kol kas globaliai nieko Bitcoino grafike nevyksta. Mes turime vasaros laikotarpį ir vasarą mes turime mažesnį likvidumą nei įprastai ir tai aišku atsispindi pas mus grafike. Taip pat verta paminėti, kad šitas savaitgalis buvo pakankamai geras ir tikrai buvo keletą altcoinų, kurie davė pakankamai gerą lokalų augimą ir uždara bendruomeniai, aišku, dalį iš jų mums pavyko prekiauti ir pasiimti lokalų augimą. Toliau mes turime štai tokį grafiką ir štai čia mes irgi matome, kad tikrai likvidumas rinkoje yra mažesnis ir mes matome, kad būtent per keletą dienų jis dar sumažėjo ir mes matome, kad Bitcoinas galima sakyti, kad stovi ties $65,000 riba ir kol kas nežino, kur jam eiti toliau. Taip pat verta paminėti, kad rinka dabar ruošsi naujienom, laukia naujienų ir iki naujienų mes galime tiesiog judėti šonėme judėjime ir nepamatyti kažkokių stipresnių kainos pokyčių. Toliau noriu trumpai paminėti apie Bitcoino gapą. Mes turime Bitcoino grafike štai tokį gapą ir jis yra maždaug ties $61,000, šiek tiek žemiau, tai čia mes galime tiesiog turėti dvi ribas. Tai šio gapo apatinė riba yra maždaug ties $60,200 ir tęsi iki $60,900. Na ir aišku, mes matome, kad štai čia yra pas mus palaikymo levelis, kuris laiko nuo tolimesnio kritimo. Taip pat mes galime išvelgti štai čia tokį modulį, tai yra štai čia viena banga, čia yra mūsų antroji banga ir dėl ko aš sakiau, kad Bitcoinas formuoja mažėjančią bangą, nes mes matome, kad štai čia bando formuotis kainos spaudimas ir kol kas mes galime sakyti, kad gaunant nuo čia rejectą mes eisime, testuosime štai šitą palaikymo levelį. Aišku, iš pirmo karto galimai mes jo nepramušime, tik čia mes gausime kritimo sustabdymą, galimas kažkoks atšokimas. Jeigu matysime, kad kaina vėl grįžta, tai reiškia, kad mes bandysime pramušti ir eiti uždaryti štai šitą gapą. Taip pat verta paminėti, kad štai čia jau buvo vienas rejectas, antras, trečias, ketvirtas. Na ir ko turime daugiau retestų arba rejectų, atitinkamai ar tai yra pasipriešinimas arba palaikymas, to zona arba levelis tampa silpnesnė ir mes galime sakyti, kad jeigu grįžtame penktam ar šeštam rejectui, tai mes jau galime žiūrėti pramušimą ir tikėtis, kad šitas levelis arba zona neatlaikys kainos spaudimo ir mes pamatysime didesnį kainos judėjimą. Taip pat noriu trumpai paminėti apie Bitcoino ciklus, tai yra štai čia mūsų bull marketas, mūsų bear marketas ir mes matome, kad bear marketas jau juda link pabaigos ir aišku, mes galime tikėtis, kad po vasaros iki naujų metų mes jau pabiški bandysime perėti prie bull marketo. Taip pat štai čia mes turime divergences, apie šitus divergences aš esu jau sakęs pakankamai daug kartų iš seniau, galimai aš jums dar parodysiu grafike, kaip tai atrodo, ką reiškia divergences, bet trumpai tariant, divergences yra trendo silpnumas, šiuo atveju pas mus yra mažėjantis trendas, turime divergencą, tai reiškia trendas jau silpnėja ir greitų metų mes bandysime jį keisti. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką, tai čia pas mus yra vienos dienos time frame grafikas, na ir čia mes matome, kad tikrai mes turime kanalą ir kad tikrai Bitcoinas turi šoninį judėjimą, kuriame dabar ir juda. Tai čia yra kanalo viršutinė riba, čia yra kanalo apatinė riba ir mes matome, kad jau pakankamai ilgą laiką, tai galim pasižiūrėti maždaug apie 35 dienas mes judame štai šitam kanale ir mes negalime iš jo išeiti. Dabar pas mus yra mažesnis volatilumas, mes turėsime naujienas, tai aišku, per pačias naujienas mes galim pamatyti, kad rinkoje vyks manipulacija, mes galime štai čia gauti dar vieną greitą augimą, tiesiog surinkti likvidumą, grįžti į kanalą ir eiti link kanalo apatinės ribos. Taip pat mes galime gauti ir štai čia greitą kritimą, greitas atšokimas, tai yra čia gali būti kaina manipuliuojama, tiesiog tai viskas priklausys nuo naujienų. Trumpai mes apie tai pakalbėjome, o kokios naujienos jau išeis, tai mes aptarsime jau trečiadienį arba ketvirtadienį ir pamatysime, kokią įtaką daro šios naujienos kriptovaliutų rinkoje. Taip pat noriu priminti, kad kiekvienas iš jūsų galite pasimti visiškai nemokamai mūsų mini mokymus. Mes turime Telegram botą Artika Junior, kurio dėka jūs galite gauti visiškai nemokamą prieigą prie mūsų mini nemokamų mokymų. Tam jums reikės atlikti keletą labai paprastų veiksmų. Tai aš palieku šio boto nuorodą šio video komentare. Tai kiekvienas iš jūsų tikrai galite pasiimti šios mini nemokamus mokymus
ir jūs suprasti geriau rinką ir jūs mokėsite nustatyti, kur yra palaikymo pasipriešinimo leveliai bei zonas ir suprasti rinką geriau. Tai šio Telegram boto nuorodą rasite šio video komentare. Čia mes turime Bitcoino savaitinį grafiką, jis galimai atrodo šiek tiek sudėtingiau, bet čia mes turime prieš tai esantį ciklą, čia mes turime dabartinį ciklą ir aš plius minus esu nustatęs iki kur mes galime kristi, kur gali būti mūsų dugnas pagal tai, koks buvo prieš tai esantis mūsų ciklas. Taigi, ką mes čia matome, tai mes matome, kad čia yra aukščiausias taškas, čia buvo lygiai taip pat, na ir pas mus praeitą kartą buvo maždaug apie 77% korekcijos ir štai čia mes suformavom divergence ir tada bandėme keisti trendą. Tai dabar mes galime gauti maždaug labai panašų scenarių, pratestuoti dar štai šitą palaikymo zoną, taip pat mes turime pakankamai stiprų palaikymo levelį ties $50,000 riba, nes tai yra psichologinis levelis ir jeigu mes iki jo nueisime, tikrai drąsiai galime bandyti pagauti atšokimą ir tikėtis, kad čia jau bus suformuotas mūsų divergence'as ir čia gali būti lūžio taškas į trendo pasikeitimą ir perėjimą iš bear marketo į bull marketą. Kol kas mes matome, kad nuo tolimesnio kritimo mūsų laiko štai šitas palaikymo levelis, yra mūsų kritinė riba ties $60,000 ir kai tik mes ją pramušime, tai galime labai greitai gauti impulsą į apačią ir keliauti pratestuoti žemiau esančius palaikymus. Taip pat kiekvienas iš jūsų turite progą perėti mūsų mokymo programą, kurių dėka jūs suprasite, kas yra prekyba, kas yra aplink prekybą, nes pati prekyba susideda iš daug tikrai pakankamai dalykų, kuriuos jūs turite žinoti ir svarbiausia, jūs turite juos mokėti valdyti. Čia yra mūsų svetainė Arctica Academy, tai kiekvienas iš jūsų nueikite, susipažinkite detaliau ir jeigu jums kils kažkokių klausimų, tai drąsiai kreipkitės į mūsų administratorių, jis tikrai jums padės ir atsakys į jūsų rūpimus klausimus. Na, o mes tęskime toliau, tai čia mes turime Bitcoino grafiką, kuriame yra įsidėsis likvidumas, na ir mes matome, kad štai čia yra pats pagrindinis likvidumas, kol kas šiek tiek žemiau nei $60,000 riba, na ir tikėtina štai čia pas mus gali suformuoti mūsų dugnas, mes surinksime štai šitą likvidumą, na ir vėliau mes matome, kad pagrindinis likvidumas jau yra šiek tiek aukščiau $80,000. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką, tai jį noriu pakomentuoti labai greitai, nes galimai jau kažkas esate matę, tai mes turime kol kas labai panašų ciklą į prieš tai esantį ir mes galime tiesiog juos sulyginti. Tai štai čia pas mus buvo ETF-as, kuris paspartino daugiau likvidumo į rinką, na ir aišku, štai čia mes gavom Bitcoino dugną, pas mus buvo divergence'as, kuris labai gerai pasiteisino ir dabar mes turime labai panašią situaciją, mes turime Clarity aktą, apie kurį mes kalbėjome ir kol kas jis yra nukeltas ir aš manau, kad tai yra tikrai palanku kriptovaliutų rinkai. Tai dabar mes matome, kad divergence'as jau pradėjo formuotis ir mūsų dugnas lygiai taip pat. Dabar verta atkreipti dėmesį iš tai šitą palaikymo zoną, tai čia yra savaitinė palaikymo zona, jinai tikrai turi pakankamai daug jėgos ir jinai yra maždaug nuo $54,000 ir tęsi iki $59,000. Tai yra dabar mes matome štai čia buvo keletą atšokimų ir jeigu mes dabar grįžime prie šitos zonos viršutinės ribos, tai tikėtina mes pabandysime įžengti pirmą žingsnį į zoną ir štai čia mes galime gauti kažkokį kanalą, galime gauti kažkokį šoninį judėjimą, o toliau mes stebėsime, kokia bus reakcija būtent iš tai šitą palaikymo zoną savaitinėme grafike. Toliau mes turime dar vieną štai tokį Bitcoino grafiką, tai čia yra viskas labai paprasta, turime štai čia kainos spaudimą ir jis yra labai aiškus. Aišku, šio modulio didesnė tikimybė yra, kad mes pramušime štai šitą pasipriešinimo levelį ir bandysime eiti toliau, bet tai kai mes turime dabar mažą volatilumą, turime bear marketą, bei mes dabar turime atostogų metą, tai aišku, jo tikimybės šiek tiek galime pakoreguoti ir sakyti, kad bandysime pramušti štai šitą trendo liniją ir nueiti dar žemiau ir bent jau uždaryti Bitcoino gapą. Tai kiekvienas iš jūsų galite nusibrėžti štai šitą modulį, galimai trečiadienį arba ketvirtadienį, kai gausime naujienas, mes dar pratestuosime štai šitą pasipriešinimą levelį arba net gausime šiek tiek augimą aukščiau nei yra šitas levelis, tokiu būdu tiesiog suformuosime false breaką ir jeigu mes grįšime atgal, aišku, turėsim pakankamai didelį ir stiprų impulsą į apačią. Tikiuosi video buvo naudingas, lauksiu jūsų like ir subscribe mygtukų bei aišku lauksiu jūsų minčių komentare. Iki greito.